Sveiki pokalbėje apie kokybę klausytojai. Po metų pertraukos pokalbėje apie kokybę grįžta šiek tiek kitokių formatų, kitokių sąstatų, bet vis dar norim pakalbėti apie testavimo aktualias temas. Šiandien mes kalbėsime apie Agilą. Norėtųsi sužinoti, kaip išspręsti problemas, kai sprinto metu visi darbai, visi pagrindiniai krūviai testuotojams kažkaip sukrenta į sprinto galą ir tada prieš demo atsiranda labai daug tų papildomų darbų. Tai ar verta estimuoti testuotojams taskus? Ir šias temas norėsiu pakalbėti su šiandienos svečiu, su žmogum, kurį jau labai seniai norėjau pasikalbinti, dar kai nebuvom kolegos, tai yra Remigijus. Remigijus savo portfolio turi nemažai patirties, turi ir testavimo patirties, turi Agile coacho, su Agile labai daug yra susijęs, turėjo daug ir mentorystės ir pats turėjo organizavo renginį ir galbūt ir iki šiol organizuoja. Ir taip pat dabar užsiema product ownerio rolę, kurią jisai, nežinau kiek jau metų įvaldęs yra, bet dar iš kitos perspektyvos su Agile susijęs. Tai labai daug patirties ir Remigijau, gal gali prisistatyti mūsų klausytojams? Sveiki visi, esu Remigijus, šiuo metu dirbu product owneriu, bet daugiau negu 10 metų teko dirbti testuotojų įvairiose organizacijose, tiek waterfallinėse, tiek agilinėse organizacijose. Taip pat dirbau Scrum Masteriu ir dabar dirbu Product Owneriu. Tai tiek trumpai apie mane. Bus labai įdomu pakalbėti apie kokybę ir Agile praktikas. Ir manau, kad mes gausim daug tokių įžvalgų apie patį Agile, patį procesą, tas pačias galbūt problemas, su kuriam susidėjo testuotojai iš testuotojo perspektyvos ir iš Product Ownerio, nes manau, kad iš jo visai kitoks vaizdas atsiveria ir visai kitokia galbūt yra ir tikslai. Bus irgi įdomu iš tavo patirties pasilyginti tą. Tai nuo kurio klausimų norėtum pradėti? Šiaip, kaip pristatinėjai pokalbio temą, palėtėjai, kad testuotojams Agile'as galbūt yra trumpas šiaudas. Aš gal tai apveršiau ir ar mes tikrai žiūrime kaip į vieną komandą, visą, kuri eina vienu tikslu, siekia vieno tikslo, ar testuotojai yra visiškai atskira komanda, kad kyla tokios problemos ir kyla tokie klausimai. Taip. Teisingai, nes gal prie Waterfall'o būdavo tos atskiros komandos, kai kurios funkcinių komandų Waterfall'o eigoje nebūdavo, ne? Taip, dažniausiai Waterfall'o tai netgi būdavo skirtingi departamentai, testavimas visiškai atskirtas ir testuotojai gauna jau tam tikrų metų jau paruoštą produktą, kur pradeda vykdyti testavimą. Arba dažniausiai netgi būdavo, man pačiam yra tekę su tokiais atvejais, kai tiesiog nebėra laiko, kada testuoti ir leidai į tai, ką turi. Tai grįžtant prie Agile praktikų, nesvarbu pagal kokią metodiką komanda dirba, vis tiek fokusas yra tai, kad yra bendra komanda. Ir neturėtų būti atskirų respublikų, developeriai, testuotojai. Tai turėtų būti bendra komanda ir bendrai siekti užsibrėžto tikslo. Ir man atrodo, daugelis problemų turėtų išsispręsti natūraliai, jeigu tikrai komanda dirba kaip komanda. Mes galim pažiūrėti į sportą, ar ne, krepšinio komandą. Mes turime puolėjus, gynėjus ir taip toliau, skirtingas rolės. Ir nesvarbu, kas įmes į krepšį, ar ne? Nes jie tiesiog turi tikslą laimėti rungtynes. Ir visi eina to tikslo link. Tai kai mes kalbam apie produkto kūrimą, nesvarbu ar developeriai ar testuotojai, jie visi turi tikslą padaryti gerą produktą. Tik tai darbas yra kaip teisingai susidėlioti tą visą skaupą, kaip prasmingai susidėlioti tą skaupą, kad būtų kuo mažiau iššūkių tiek testuotojams, tiek developeriams eigoje. Ir tai nėra labai lengva. Tai gal čia ir susipina su ta vieta, kur mes visi darbai į galą nueina. Tarkim, kaip pavyzdys, 2 savaičių sprintas, komanda susiplanuoja, tai yra darbai, kurie yra mažesni, kurie didesni, tarkim, virš savaitės užtruks tą darbą padaryti. Tai vieni programuotojai pradeda dirbti su tais ilgesniais darbais, kurie dažniausiai nuguls antros savaitės antroje pusėje ir tada tie mažesni darbai irgi, jie kai kurie pasieks tave anksčiau, bet dažniausiai, jeigu netgi padarysi tą statistiką, kada yra QA ready ir kiek story pointų
tai pamatysi, kad ta tokia kreivė jinai yra, kad ten vis paskutiniam dienom vis daugiau ir daugiau jų atsiranda. Kaip tada testuotojam pasilengvinti tą gyvenimą? Kaip susistiguoti? Ar tai yra komandos, ar tai yra testuotojo atsakomybė? Už kokybę turėtų būti atsakinga visa komanda. Ir taip, testuotojai neparašys kodo, bet testuotojai turi įsitraukti į patį procesą labai anksti. Dar netgi prieš pradedant kodinti kažkokią tai funkcionalumą, jau turėtų būti išsidiskutuojama, ką reikia padaryti, kaip bus įgyvendinamas tas sprendimas ir kaip bus testuojamas tas sprendimas. Ir tada proceso metu testuotojai ruošiasi testavimai, dažniausiai būna tai, kad kol developeriai developina, testuotojai gali pasiruošti test cases, ką reikės ištestuoti. Ir kartu glaudžiai bendradarbiauti testuotojam ir developeriam, įsivertinant, ar tikrai einame teisingą linkmę ar ne. Mano darbiniai patirty, ko gero, buvo viena organizacija, kur tai labai gerai veikia, kur kasdieną developeriai ir testuotojai tiesiog sėdėdavo praktiškai kartu, spręsdavo, apsitardavo, gerai, aš rašau kodą taip, ar teisingai einu, ar pasieksime tai, ko reikia. Visada būdavo apibriežti definition of done, kad tu žinai, kada sustoti, koks yra skaupas to tasko. Ir tiesiog galiausiai sprinto pabaigoje testuotojams tai likdavo prasivaliduoti, ar tikrai viskas yra padaryta, kai tu viską suintegruoji į tą vieną sistemą, ar tikrai viskas veikia. Tai regresija, ar ne? Bet ta regresija būdavo labai greita, tiesiog verifikacija. Nes didžioji dalis darbų būdavo padengta sprinto eigoje, dirbant kartu, ir netgi mes toje įmonėje neturėjom jokių bugų trekinimo sistemos, kas man buvo labai keista, kai aš prisijungiau prie tos įmonės. Sakau, ką daryti, kai testuotojas randa bugus? Tai tiesiog ateini pas developerį ir sakai, žiūrėk, aš darau tokį testą, aš gaunu tokį rezultatą, man atrodo neteisingas. Iš karto tuo pat metu developeris, jeigu mato, kad tai yra tikrai neteisinga, fiksina ir jau tu turi atnaujintą kodą, kur to bugo nebėra. Jeigu developeris būdavo kitoje šalyje, tai tiesiog paėmė telefoną, skambini developerius, sakai, žiūrėk, tuo metu dar mes neturėjom galimybės turėti video skambučių, tai tiesiog turėjom laidinius telefonus įmonės viduje, skambini developeriui ir sakai, žiūrėk, testuoju šitą funkcionalumą, man atrodo kažkas yra negerai. Ir bendrom pastangom pasižiūri, ar tikrai tai yra klaida ar ne, galbūt mano teste buvo kažkokia klaida ir tai įsisprendė. Tai tokio krūvio sprinto pabaigoje nebūdavo. Dar kas būdavo irgi bendras komandos sutarimas, jeigu likdavo ten 2-3 dienos iki sprinto pabaigos, developeriai visada ateidavo ir paklausdavo. Va, matau, testavimo stulpelį ar ne, daug yra darbų, ar galiu kuo padėti? Kaip sumažinti tą krūvį pačioje sprinto pabaigoje, kad mes tiesiog pasiektumėm tą tikslą. Jeigu testuotojai yra užtikrinti, kad jie tikrai viską padarys, developeriai ko gero gali pradėti dirbti prie naujų darbų. Bet dažniausiai būdavo tai, kad visa komanda stengiasi dirbti kartu, kad pasiekti tą bendrą tikslą. Ir pasiekti sprinto tikslą ir viską užsibaigti iki tos paskutinės minutės. O kam gali padėti programuotojai? Programuotojai, taip, tai vienas dalykas yra tie patys unit testai. Ir jeigu yra rašoma daug unit testų, tai tikrai sumažina krūvį testuotojam. Tiesiog, ir jeigu testuotojai žino, ką testuoja tie unit testai, tai tiesiog nebūtina viską kartot, ten, tarkim, manualiai pertestuoti tą patį funkcionalumą. Toliau automatizacija. Nebūtinai testuotojai turi automatizuoti viską, nes taip mes turim testuotojus, kurie automatizuoja testus, turim manual testuotojus, bet kartu developeriai gali įsitraukti tą automatizavimo procesą ir gali taip pat padėti netgi su regresijos testų automatizavimo. Ir neturėtų būti tai, kad aš rašau kodą, kodinu funkcionalumą ir į testavimą nesikišu. Jeigu yra tokie dalykai, jeigu kyla tokie klausimai komandoje, tai reiktų pagalvoti, ar tikrai tai yra teisingi žmonės toj komandai, ar tikrai jie turi tas pačias vertybės, ar tikrai jie siekia bendro tikslo. Taip pat, pavyzdžiui, testuotojai gali padėti developeriam, keldami klausimus,
kaip jie ruošiasi testuoti tą funkcionalumą. Ar tikrai mes teisingai linkme rašom kodą, ar tai teisingai implementuojam vieną ar kitą funkcionalumą. Yra buvę irgi atveju, kai produkt owneris pateikė reikalavimus, atrodo jie visai komandai aiškus, ką reikia padaryti, ateina iki testavimo ir tu matai, kad funkcionalumas netaip įgyvendintas. Kalbi su developeriu ir sako, aš šitą dalyką suprantu taip ir taip. Aš suprantu, kaip testuotojai, suprantu kitaip. Sakau, mums reikia tada pakalbėti su produkt owneriu. Ir išsiaiškinti, ar tikrai mes, nes jau mes dabar tarpusavėje žiūrim į tą patį dalyką skirtingai, tai kur tas yra aukso viduriukas. Tiesiog reikia nebijoti kalbėtis. Ir dirbant pagal Agile praktikas, tai yra svarbu. Vienas iš principų yra komunikacija. Ir turi būti nenutrūkstama, nuolat reikia kelti klausimus, ieškoti atsakymų, susiderinti tą turėti bendrą supratimą, ką mums reikia padaryti, kokį rezultatą mes turim gauti ir tiesiog galiausiai jį įgyvendinti. Ir čia labai geri patarimai, kurie padėtų komandai išsispręsti ilgalaikės problemas, su kuriom jie susiduria, bet tarkim, jeigu yra sprinto pabaiga, liko 3 dienos ir programuotojas ateina pas tave ir paklausia, kuo aš tau galiu padėti. Tai tarkim, ką galėtų testuotojas paprašyti programuotoją padėti. Tarkim, tavo tuo atveju, ar buvo tokių keisų ir kaip jie galėjo iš tikrųjų padėti? Tas 3 dienas likus iki sprinto galo. Tai jeigu testuotojai ruošiasi, nes žino sprinto skaupą, jau sprinto pradžioje mes turime sprinto skaupą, ar ne? Tai jeigu testuotojai pasirašė ties keisus, juos praraninti, ar ne, gali ir programuotojai. Nebūtinai testuotojas turi tik testuoti. Taip kartais komandose yra tekę matyti prie definition of done, kad testavimą atlieka testuotojai. Nežinau, kodėl toks definition of done būdavo įrašytas, bet testuoti gali bet kas. Lygiai taip pat ir produkt owneris gali paimti ir pratestuoti. Tiesiog svarbu yra apsitarti tam tikrus scenarijus, į ką atkreipti dėmesį. Gali būti taip, kad developeriai turi vienokį supratimą ir ypatingai, jeigu tas developeris rašė to funkcionalumo kodą, jis galbūt praeis vienu keliu. Bet vėlgi pasidiskutuoji, žiūrėk, pabandyk tą, pabandyk taip ir taip. Ir tai tikrai developeriai šitoje vietoje gali padėti. Dar vienu atveju, kas labai padėdavo, developeriai, kai padėdavo testuotojams, jie implementuodami kažkokį tai pakeitimą, jie visada įrašydavo, koks funkcionalumas yra įtakotas. Tarkime, mes turime sistemą, kurią mes tobulinam, darom pakeitimo tai srity ir developeriai paminėdavo, kad implementuojant šitą pakeitimą bus paveikti šitie moduliai sistemai. Tai testuotojas pasiėmęs testavimą į tą pakeitimą jau iškart žino, kad man reikia atkreipti dėmesį ten ir ten. Nes tai gali būti, tarkim, darant regresiją, tai vietoje gali išvysti kažkokių tai netikėtumų. Tai tos informacijos pateikimas testuotojams gali labai labai palengvinti tą visą procesą. Kartais tiesiog vėlgi darant regresiją, jeigu dalis sistemos nebuvo keista, dalis produkto nebuvo įtakota, tai galbūt net nėra būtinybės eiti per viską labai detaliai, tiesiog įsivertinti rizikas, kas yra labiausiai efektinta ir ten skirti didžiausią dėmesį. Galima taikyti skirtingus testavimo approachus. Tas pats chaotiškas testavimas kartais gali duoti didžiulę vertę vietoj to, kad vykdyti įprastinę regresiją. Turiu ribotą laiką, aš greit bandau praeiti skirtingus dalykus ir tiesiog vos nerandomizinti tam tikrus būdus, kaip praeiti per vieną ar kitą funkcionalumą ir pasižiūrėti, kaip tai veikia. Ir iš to galima gauti pojūtį, ar sistema dar vis yra funkcionali, tas produktas yra funkcionalus, ar mes esame patenkinti kokybę, ar ne. Kai kuriuose projektuose mes buvom pasidarę checklistus. Tai jie yra nepilnai išdirbti test cases su step by step, bet tokiam maždaug pasitikrinti negative path'ą su
tarkim, jeigu bandys nusipirkti neigiamą kiekį produkto. Ir pabandyti tokius test cases. Tai yra, jeigu matydavo, kad nespėja, jie galėdavo taip distributinti tą savo darbą ir vietoj to, kad sėdėti ir testuoti, tiesiog surašyti tokius checklistus prie kiekvieno tasko, jeigu nėra, pavyzdžiui, tų detalių test case'ų arba test case'ai padengia tik happy path'ą, nėra ten tokių edge case'ų, jie tiesiog surašydavo, ką reikia patestuoti ir tada taip padalindavo tą krūvį programuotėm ir būdavo tikrai, kurie nusteikia, kaip sakyt, komandiškai, mums reikia surasti tą kokybę, o ne man vėl davė testuoti, čia kuo greičiau, taip ček, viskas praeina. Tai jeigu jie turi tą atsakomybės jausmą, jie tikrai nuoširdžiai praeis, pasitestuos, pasižiūrės tą sistemą ir jais gali pasitikėti ir po jų, kaip sakyt, kad nebūtinai, kad testuotojas turi pamatyti taską ir jisai turi pamovinti į done. Tai va, checklistai būdavo vienas iš tų, ką mes darydom, bet taip pat galima tos checklistus rašyti prieš pradedant implementaciją ir vėliau juos mato programuotojas prieš pradedant implementaciją pačią, arba, tarkim, baigiant, bet prieš pradedant daryti code review'ą. Ir tu juos gali irgi prasėti, šitą nepagalvoju, ar veikia ar neveikia. Ir pas tave lokaliai pasidaro, tada pas tave nėra to grįžtamo ryšio, kad praėjo code review'ą, ready for deployment, testuotojas paėmė, grąžino. Tai vat, nelieka to ciklo ir tu gali greičiau išsispręsti ir tada lygiai taip pat tas testavimas jis bus toksai greitesnis. Ir galbūt ten to mažiau to krūvio bus. Lygiai taip, checklistai labai gerai veikia, vėlgi, test-driven development, tai realiai, kai tu turi testus pasirašai prieš pradedant rašyti kodą, tai checklistai šitą vietą vėlgi gali labai padėti, kad, šitam funkcionalumui reikia užsitikrinti, kad tie dalykai veiktų, ne? Tai komanda turėtų žinoti apie tai, ir visi turėtų būti linkę dirbti būtent pagal tą susitarimą. Tai tokiu kaip greitai išsispręsta problema, kad pas tave tiesiog labai daug tų darbų užsisikūpė gale sprinto. Greit gal nepavyks išsispręs, bet reikia kelti tą klausimą per retro, per komandos susirinkimus ir tikėtis to palaikymo, kad visi būtų linkę testuoti arba padėti tau su testavimais, palengvinti tą krūvį, galbūt sumažinti, kiek tau tenka tą daryti tų darbų, arba bent jau tas produktas, artefaktus, kuriuos tu gausi testavimo metu, kaip testuotas, būtų kokybiškesni, tai tada bug preventionas atsiranda, visus tos technikos. Jeigu mes kalbam apie testavimą iš esmės, ar ne, tai mano požiūriu, testavimas turi didžiausią įtaką tada, kai tu stengiasi, kad klaidos neatsirastų. Jeigu testuotojai įsijungia kuo anksčiau į procesą, tai iš savo patirties irgi turėjom ne vieną atvejį, kai gaunam kažkokį tai užsakymą iš kliento, kad reikia padaryti sistemoje tam tikrus pakeitimus. Ir tada dar prieš pradedant tuos pakeitimus įgyvendint, mes turėdavom diskusijas, ten developeriai parašydavo techninės specifikacijas ir testuotojai darydami refinementą tų techninių specifikacijų tiesiog pamato, jeigu mes darysim taip ir taip, mes turėsim ten neteisingus duomenis toj vietoj, nes tiesiog testuotojai irgi žino sistemą, arba bent jau turėtų žinoti sistemą ar produktą, kaip veiks. Ir jeigu tu analizuoji tos pačius reikalavimus, tu gali atrasti jau dalį bugų, jeigu kažkur ten buvo padaryti kažkokie nukrypimai ir nepagalvota apie kažką. Visi mes esame žmonės ir kartais tiesiog galvojant, kad galim šitą įgyvendinti tokiu būdu, bet nebūtinai pagalvos, kad bet jeigu eisim tuo keliu, šitoje vietoje kažkas grius. Testuotojai šitoje vietoje vėlgi gali padėti developmento komandai, kad išvengti tos klaidos atsiradimo. Bet mes turim dirbti visi kaip vienas kumštis. Visi kartu. Bet čia tokia priklausomybė nuo komandos, nes manau, kad ne visi turim tokias geras komandas, kur programuotojai yra linkę testuoti. Tikrai taip. Ir tarkim, jeigu nėra galimybės išeiti ir rasti tą tobulą komandą, kuri turės tą tokį gerą požiūrį ir tą mindsetą, ką dar galima būtų padaryti testuotojui, kad pasilengvinti, kad nebūtų jisai komandai laikomas bottlenecku? Geras klausimas. Iš tiesų, dirbant su žmonėm, ypatingai agilinėse komandose, mindsetas yra labai svarbus. Galbūt kartais testuotojai gali parodyti developeriam, kad jie yra linkę padėti ar ne, kad jie nenori užstabdyti, nuvėlinti išleidimo ir taip toliau, bet tiesiog
dėkti tą. Ir šiaip dažniausiai, bent jau iš savo patirties, ką man teko patirti, dažniausiai visos tos idėjos ir netgi noras dėkti agile praktikas dažniausiai ateidavo iš testuotojų komandas. Teko dirbti waterfallinėje organizacijai, waterfalliniai struktūrai ir testuotojai visada keldavo klausimą, kad mes galim daryti kažką tai greičiau, sparčiau, išleisti produktus dažniau klientams, nors realiai pati industrija nereikalavo tokių labai dažnų releazų. Bet testuotojai dažniausiai pavargdavo nuo ilgo regresijos ciklo. Mes kai gaudavom, pamenu, kadangi ten buvo skirtingi moduliai ir juos integruodavo realiai prieš pat regresiją, pirmas buildas dažniausiai nevykdavo. Ir tu ten pareportini kokį 20-40 bugų, kuriuos developeriai turi išspręsti kaip galima greičiau, kad neužstabdyti visos regresijos. Tai testuotojai keldavo klausimą, o gal mums reikia paieškoti kitų būdų, kaip mes galim tą daryti. Ir mano nuomonė, vėlgi, jeigu mes kalbame apie agile, tai yra mindsetas, tai yra gebėjimas dirbti sumaniau, tiesiog tą bandyti diegti visoje komandai, parodyti tą pavyzdį, kad mes galim dirbti kartu ir mes galim pasiekti rezultatą. Aišku, kaip sakiau, dirbant su žmonėm, tai yra pakankamai sunku, nes kiekvienas turi savo skirtingą patirtį, skirtingą požiūrį. Daugelis sakys, kad agile'as neveikia, agile'as miręs ir taip toliau, bet vis tik tai aš nematau kito būdo arba kitos metodikos, kaip mes galim padaryti kažką tai per trumpą laiką, kas sukurtų kažkokią vertę ir kas turėtų kažkokį tai impaktą vartotojams. Kaip tik tai taikyti vieną ar kitą agile metodiką, praktiką darbiniai srity. Net ir darbe, net ir asmeniniam gyvenime, man atrodo, žmonės kartais net nepagalvoja, bet dažnai kažką darant, vis tiek darai kažkokiam iteracijom, pasižiūri, įsivertini rezultatą ir toliau arba tiesi tą idėją, arba ne. Tik tai mes nepagalvojam, kad tai yra realiai irgi apie ką kalba ir agile metodikos. Pradedi sportuoti ir tada metė, ne? Būna ir taip. Aktuali tema. Tai jeigu grįžtant dabar prie tokių grinai praktinių patarimų, jeigu, tarkim, tu esi testuotojas komandai, kurios sako, že aš esu programuotojas, tu esi testuotojas, davai darykim savo atsakomybės, tai kas yra mūsų atsakomybės aprašyta. Ir sakys, kad tu savo stulpelį turi susitvarkyti. Ir aš noriu, tarkim, irgi tą agile, aš noriu mindsetą įdiegti komandai ir tokie baby steps, tokie pirmi žingsniai. 3 dalykai, kuriuos aš galiu išbandyti, tarkim, kitą sprintą. Pirmiausia, tai ko gero vėlgi turėtų būti pokalbis su komanda ir apsibrėžti komandos vertybės netgi arba komandos siekio ir išsikelti tikslą. Ką mes norim pasiekti? Turim ar ne laiko kažkokį tai tarpą ir kokio rezultato mes norim pasiekti. Visi kartu. Bus taip, kad kažkas pasakys, kad ne, taip neveiks, bet pabandai vieną kartą, pabandai antrą kartą, pabandai trečią kartą ir žiūrėk, gauni rezultatą. Ir tada, man atrodo, kai tu pradedi tai pagrįsti pavyzdžiais, ką tik išbandai, daugeliu žmonių atsiveria akis, kad taip yra, tikrai atrodo patogiau, paprasčiau, galbūt netgi kartais lengviau. Sutinku, kad ne visur tai veiks, bet dažnu atveju tai tikrai suveiks. Jeigu testuotojas irgi įsijungęs ar ne, labai ankstyvoj stadijai ateis pas programuotoją ir sakys, žiūrėk, man atrodo, kad jeigu mes eisim taip ir taip, rašysim, kodinsim tokį scenarijų, tiesiog pateikti irgi pavyzdžius, kaip aš galvoju testuoti. Ir ar tu matai, kad tikrai tai bus implementuota ar ne. Tiesiog tas pokalbis, priėjimas prie programuotojo jau gali turėti tam tikros naudos. Labai dažnai būna tai, kad testuotojai yra palikti nuošaly, komanda susidėlioja skaupą, ką jie nori padaryti, ir testuotojas gauna tiesiog kažkokį tai ten buildą ir sako, dabar testuok. Ir iki galo jie net nežino, kas turi veikti, kaip turi veikti, turi susirankioti tą informaciją gerai, kas ten buvo keista, galbūt kažkokie tai patobulimai buvo padaryti, bet
Kiekvienas taskas visai turėtų būti pakankamai nedidelis ir viską kurti inkrementais, tai apsibriežti gerai, kas yra mums dabar svarbiausia, pasidarom šitą, žiūrim kaip veikia ir tada tobulinam, ką mums dar reikia papildomai padaryti. Vat tokie dalykai, kai tu bandai daryti viską palaipsniui, mažai žingsneliais, išsibandyti, pereiti per tuos, padaryti eksperimentus galbūt kartais ir pasižiūrėti, kas veikia, kas neveikia. Nebandyti keisti visko iš karto, nes tada bus labai sunku ir suprasti, kas turėjo įtakos, kas padarė teigiamą pokytį, kas neigiamą, bet tiesiog mažais žingsneliais, mažais eksperimentais bandyti tobulinti tą visą procesą. Taip, sumarizuojant į tokius action pointus. Tai pirmas yra pakalbėti su programuotojais, kai jie dar daro tas užduotis ir pabandyti surasti dalį problemų, bugų, paklausti tam tikrų klausimų ir bandyti su jais užmegzti ryšį, kad tiesiog kokybiškesnis buildas ateitų iki jų, iki testuotojų. Tai antras būtų gal arba test cases pasidalinti arba checklisto. Pirmiausia, testuotojai turi įsijungti kaip galima anksčiau į patį procesą, kad galėtų suprasti ir galbūt kartais tiesiog atrasti galimas klaidas dar ankstyvoje stadijoje. Antras dalykas – checklistas arba test case'ų pasirinkimas ir vėlgi pokalbis, kaip aš planuoju testuoti, kas bus įtakota sistema iš developmento pusės, į ką reikėtų atkreipti dėmesį. Trečias dalykas, kas man atrodo yra svarbu, definition of done. Apsibrėžti gerai, ko mes siekiam ir tą skaupą susimažinti, ką mes norim pasiekti tuo tasku ir po to, kai gaunam kažkokį feedbacką ar net kažkas neveikia, įsivertinam, kiek jis yra kritiškai svarbus čia ir dabar. Jeigu nėra svarbus, bandom nepamiršti to ir implementuoti tą vėliau. Tai va, tokie 3 action pointai, kuriuos galite išbandyti, kuris jums atrodo labiau arba lengvesnis, arba labiau padėtų, daugiau vertės suteiktų. Dar ką norėčiau paminėti, kad jeigu matom, kad yra problemas, reikėtų pakalbėti su vadovu ir gauti jo buy-iną, tai yra komandos vadovo. Jeigu komandos vadovas palaikys idėją, matys, kad taip, tai yra problema, mes, tarkim, antro testuotojo gal ar trečio negalim pasisamdyti, mums reikia su dabartinė komanda sugebėti išsispręsti tas problemas. Jeigu jisai bus suinteresuotas ir matys tame naudą, tai jisai gali daugiau padėti ir komandą pagaidinti. Tai nebus jūs prieš komandą, ten komandai bandys padėti, bet jūs dviesi jau bandysit. Ir vadovas vis tiek turės ir tą galutinį žodį, ir jisai galės ir galbūt per development planus galės išsikelti ir padėti komandai ten judėti. Bet jums reikia turėti tą tokį sponsorių. tą žmogų, kuris jūsų idėjas palaikys ir turės jūsų užnugarį. Tai vadovas būtų tas, nuo kurio galima būtų pradėti, bet taip pat tai gali būti kažkoks tech leadas, agile coachas ir taip pat galima ir agile coachą, gal irgi jeigu yra galimybė pasikviesti komandai, kad padėtų. Gali būti taip, jo reiktų persižiūrėti visus procesus, kaip vyksta visas tas developmentas ir taip toliau. Dažniausiai kokią klaidą galbūt aš matau, ką daro komandose, kad atskiria testuotojus nuo developmento. Netgi tenka girdėti, kad testuotojai dažnai nepakviečiami į tam tikrus eventus, nors komanda sako, kad jie dirba pagal skramą, bet kažkodėl testavimo žmonės būna atskirti nuo viso komandos gyvenimo. Tai taip neturėtų būti. Jeigu yra komanda, tai yra viena komanda, o ne kažkokios tai atskiros respublikos, kad testuotojai yra kažkokie tai atskiri resursai, kurie ten galiausiai sprinto pabaigoje paima artefaktą ir bando įvertinti kokybę. Tiesiog turėtų būti tikslas, kad ir sutarimas, galbūt ir vertybė, kad už kokybę yra atsakinga visa komanda, nes testuotojas vien tik tai pratestavęs, jisai negali pakeltos kokybės, reikia ir developerio, kad jis ištaisytų tas klaidas, kurios buvo atrastos. Ir vėl grįžtame prie tos pačios komandos ir mindseto, kad su to niekaip neišvengsit ir kad ir kaip jūs norite, jeigu būsit vieni, kurie norės tą pasidaryti, tai niekaip ir nepavyks, tai turi būti visos komandos bendras sutarimas. Ar turėjai kokį nors success stories, kai pavyko komandai, galbūt nuo vieno žmogaus, kaip minėjai, kad testuotojai galbūt iškeldavo tą klausimą, ar pavyko kažkaip užburti ir įtraukti vis didesnę įmonės dalį ir galbūt netgi ten visas komandas į tą procesą ir kaip jis įvyko, su kokiom galbūt pasipriešinimu dažniausiai teko susidurti?
Yra tekę turėti atvejį, ne man asmeniškai, bet kolegė turėjo tokį atvejį, kai tiesiog developeris padaro pakeitimą ir sako protestuok ir jį bando išsiaiškinti, kurioje vietoje yra padaryti pakeitimai ir sako, tu testuotojai turi atrasti. Tai prasme, testuotojui reikia eiti į repozitoriją, kodą, pasižiūrėti, kas konkrečiai buvo sukomitinta, kokios vietos buvo efektintas visoje sistemoje ir taip toliau. Tai yra kartais tokių ir piktybinių atvejų, kai sako, ne mano reikalas, aš padariau kodą, padariau pakeitimą, ko manęs prašė, tavo reikalas dabar yra atrasti, ar viskas veikia gerai. Yra buvo tokių dalykų, bet dažnai tokių būna vienetai. Pavyzdžiui, vienoje įmonėje mes esam turėję tokį sutarimą, irgi, kai mes matėm, kad gerai, mes nepasiekėm kokybės tokios, kokios mes norėtumėm, po kiekvieno didesnio pakeitimo mes gaunam kažkokių tai netitikimų, registruojam daugiau bugų. Tai buvo irgi susitarimas, kad developeris atiduodamas savo pakeitimus, prieš merždamas savo pakeitimus, privalėdavo arba aprašyti, kaip jisai protestavo šitą dalyką, arba kokius unit testus jisai sukūrė, kad tie pakeitimai būtų tiesiog arba automatiškai protestuoti, arba jisai rankiniu būdu tą patestavo. Ir kitas developeris, kuris darydavo code review'ą, turėdavo irgi prasiraninti, pasižiūrėti, ar tikrai tai buvo tiesa. Aišku, tai stabdydavo developmento procesą, bet ilgainiui tai turėjo labai teigiamą pokytį, nes developeriai prieš darydami kažkokią tai kodo pakeitimą, jie pagalvodavo, man reikia, kad veiktų toks atvejis, tai ir iš karto tuos dalykus jau tiesiog turėdavo mintise ir rašydavo kur kas kokybiškesnį kodą. Vėlgi, tai yra pokalbis, kartais netgi parodyti duomenimis, ar ne, ten po šito pakeitimo mes turim ten krūvą bugų. Yra buvęs atvejis irgi, kai vienas pakeitimas sugeneravo 10 bugų ir po to kitas sprintą developeris išdidžiai sako, sugebėjau pataisyti 10 bugų, o jis tiesiog revertino savo pakeitimą. Labai efektyvus būdas. Labai efektyvus būdas, bet tai, kad grįžo senas bugas, jau nebežiūrima buvo į tai, bet taip, vėlgi vienoje įmonėje po didžiulės nesėkmės buvo nuspręsta, kad vis tik tai reikia daugiau dėmesio skirti kokybei ir visas developmento departamentas tiesiog numigravo į agile praktikas. Tai buvo, ko gero, vienintelis atvejis mano karjerai, kai mačiau, kad taip gerai buvo viskas implementuota nuo nulio ir taip gerai veikia, kad žmonės tiesiog pamatė naudą, kad tai tikrai palengvina jų darbą, paspartina visus procesus ir kad deliverint nedideliais inkrementais pasiekti per tam tikrą laiko tarpą kur kas daugiau, negu kad tiesiog dirbant waterfallu ir turėti kur kas aukštesnę kokybę produkto. O kaip jiems tai pavyko padaryti? Ar tai buvo kažkoks tai konsultantas pasamdytas, ar tai buvo tiesiog kažkas paskaitė manifesto, viską supratau ir tada atėjo ir gyvendino viską by the book? Šitoje vietoje tai buvo pasamdyta įmonė, kuri darė mokymus ir tai buvo didžiulės investicijos, nes buvo visi developmento žmonės apmokyti, ta prasme, visi buvo išsiųsti į tuos pačius mokymus su to pačiu lektorium, kad tiesiog visi suprastų visą procesą, kad visi turėtų tą pačią informaciją. Ir tiesiog tada beliko susidėlioti, kaip optimalu dirbti komandose, vėlgi darytis eksperimentus, galbūt apsibrėžti, koks sprinto laikas būtų tinkamas komandai, efektyviai susiskaidyti, kokio dydžio taskus turėti sprinte, kad visiems būtų dirbti ir gera, ir smagu, ir be didelio streso. Tai tiesiog jau po to liko tos visos praktikos, bet investuoti, ko gero, į mokymus ir labai dažnai, kas padeda, kai yra kažkoks konsultantas iš išorės, kuris persižiūri gerai, kaip dabar dirba komanda, ar ne, ar ten kelios komandos, ir tada ieškoti būdų, kaip reiktų perdėlioti viską, kad tai turėtų teigiamą efektą ten, tarkim, departamentui, komandoms, kad jos galėtų pasiekti rezultatų. Nes yra ir atveju, kai atrodo viskas yra aišku, viskas yra gerai, bet pati komandų struktūra yra neteisinga.
Ir atsiranda labai daug priklausomybių nuo vieniems nuo kitų ir komanda tiesiog negali efektyviai dirbti, nes vieni nori daryti vieną, bet jie turi priklausomybę nuo kitų, kiti nepasiruošia tų pokyčių daryti ir gaunasi toks užburtas ratas, kad mes norime įdėti greičiau, bet mes sulėtėjam, nes mes tiesiog negalim daryti dalykų dėl tų apribojimų. Tikrai sudėtinga galbūt visiems prisitaikyti, gal netgi tai gali lemti ir komandos šaflinimą į vieną arba kitą. Ir dėl tų mokymų ir galbūt gerai yra idėja, kad visi nueitų, visa komanda kartu kaip sąstatas nueitų tos pačius mokymus, išgirstų tą pačią ir teoriją ir praktiką ir taip pat galėtų užduoti ir klausimus kaip komanda ir ateiti su savo pavyzdžiais, kas jiem neveikia arba veikia ir tada tiesiog gauti tą atsakymą iš žmogaus, kuris galbūt turi daugiau patirties, matęs kaip tas pats procesas, panašus konceptai aplainasi keliom komandom skirtingai, bet vis tiek tas pats konceptas at the end of the day. Tikrai įdomus pamastymas ir gal tie agile coachai, kurie būna įmonėse, jeigu jos turi tokių rolių, jie gal ir dirba ties tom, ne? Kad padeda visai komandai, ateina pas komandą į tos procesus. Bent jau aš sudarėjęs vieną coachą agile, tai jis atėjo pas mus į komandą ir dirbo su mumis kartu, challenge'ino, klausinėjo ir tikrai buvo tokių gerų klausimų iškėlęs, kaip ateini į procesą iš išorės žmogus, tu gali net nebūti tas agile coachas, bet tiesiog turi patirties su kitom komandom ir tu matai, kas neveikia, tu matai tas probleminės vietas, bet tiesiog komandos jau tam pačiam rutinai sukasi ir nepastebi tų dalykų. Galbūt jas net nenori keisti. Dirbant pagal agile praktikas ar ne pagal Scrumą, yra galima lengvai manipuliuoti. Irgi yra tekę girdėti atveju, kai komanda nenori komitintis padaryti kažko tai daugiau, nes reikalaus daugiau testavimo, testuotojai nespės per tą sprintą padaryti, tai tiesiog pradeda manipuliuoti estimatais. Galbūt kažkur tai iškelt, kur to neturėtų būti. Nežinau, galbūt kai kuriuose komandose tokiais atvejais būna kažkoks spaudimas iš leadershipo, iš managemento pusės, kad efektyvinti visus procesus ir ten deliverinti daugiau story pointų. Tada komandos, kai pajaučia tą dalyką, pradeda manipuliuoti tais skaičiais. Galiausiai managementas yra laimingas, komanda yra laiminga, nes jie kaip ir deliverina kažką tai, kažkokią vertę kuria. Bet ar tikrai daro tai, ką reikia daryti, yra klausimas. Artėjame epizodo pabaigą ir norėčiau cherry on top išgirsti tavo definition of done. Kas yra tokie must have, ką reikėtų pasvarstyti, nes minėjai, kad tai yra tikrai labai svarbu, vienas iš top 3 dalykų, tai gal gali savo receptų pasidalinti. Kiekvienu atveju jisai bus, ko gero, skirtingas, bet definition of done jisai turėtų būti taikomas ar ne kiekvienam taskui, kas yra komandos backlog, sprinto backlog'e. Tai tarkim, dažniausiai vėlgi rekomenduočiau neįsidėti daugiau negu 5 dalykai. Jeigu yra didesnis tas sąrašas, tai galbūt apsibrėžti kažką tai ten tuose pačiuose checklistuose ir taip toliau. Bet svarbus dalykas, man atrodo, yra, kad tas funkcionalumas turi būti padengtas unit testais. Yra praėjęs testavimą. Vėlgi priklauso nuo to, ar mes iškart einame į productioną, ar mes tiesiog protestuojam ir po to releasina kažkokia kita komanda, tai galbūt užtenka, kad tas pakeitimas ateina iki stagingo ir yra protestuotas su stagingo environmentu ir visą releasinimą jau po to paliekamas kitai komandai, tai ir mes toj vietoj apsibrėžiam, kad tai yra mūsų galutinis taškas, šitoj vietoj praėjo regresija, yra dokumentacija, jeigu reikalinga, vėlgi, kai kuriais atvejais dokumentacija bus reikalinga, kai kuriais ne, bet viskas priklauso nuo pačios sistemos, nuo pačio produkto, nuo mūsų proceso ir kad tie dalykai visi yra sužiūrėti ir tada mes sakom, gerai, mes su šituo tasku baigiam darbą. Kartais būna, kad dokumentacija yra rašoma atskirai. Kartais būna, kad dokumentacija rašoma iš karto su kiekvienu tasku. Tai tas definition of done priklausys labai individualiai nuo pačios sistemos, nuo tai, kaip mes organizuojam darbą ir apskritai nuo pačio produkto arba sistemos, ką mes kuriam. Tai taip skamba, kad reikia neapsikrauti definition of done, nes vėliau tada niekas neskaitys arba praleis. Ja, reikėtų pagalvoti apie
kad testavimas būtų praėjęs, kad nebūtų tiesiog numuvintama į done. Nebūtinai reikia testuoti, bet galbūt reikia bent jau testuotas turi pražiūrėti, ar čia yra ką patestuoti ar ne, ir tada bent jau nebūtinai testuotas. Ne? Nebūtinai testuotas. Šiaip paprastai, jeigu mes naujo funkcionalumą apsirašinėjom ar ne user stories, ten turėtų būti surašyti acceptance kriterijai. Ne? Tai realiai irgi užsitikrinti, kad atėjus iki to praktiškai galutinio taško, ar ne, kad mes tikrai turim viską, kas buvo ten reikalaujama. Jeigu tai yra kažkoks tai techninis taskas, vėlgi pasižiūrėti, kad tai neiššaukia, apsibrėžti skaupą gerai. Su šituo mes norim pasiekti tokį rezultatą ir įsivertinti, kad mes tikrai turim rezultatą. tą, kurio mes norėjom. Tai tiesiog tas definition of done irgi priklausys labai nuo tos situacijos, bet jisai turi mum indikuoti, kada mes sakom, kad mes baigiam. Toks galbūt įdomesnis pavyzdys, su kuo yra tekę susidurti. Man viena kolegė programuotojai ateina, sako, nesuprantu, kas vyksta, aš tą patį bugą gaunu atgal gal kokį 10 kartą. Ten testavo kitas kolega ir mes tada, sako, aš jau galvoju detektyvą pasamdyti, kad suprasti, kas vyksta su šituo bugu, nes aš, sako, prisimenu tiesiog numerį. Būdavo tai, kad jinai, kai padaro pakeitimus ir siunčia jau testavimą į tą bugą, pradėjo daryti screenshotus. Galiausiai paaiškėjo, nes mes naudojam tokią sistemą, kur negalėjai matyti, kas buvo keista. Galiausiai paaiškėjo, kad tas pats bugas grįžta, bet tekstas jame pakeistas. Numeris tas pats, bet problema jau kita. Ir taip non-stop vis sukasi atgal. Sako, aš kaip ir padarau tai, kas buvo reikalaujama, bet kažkodėl tai jisai man grįžta atgal. Tai vėlgi tas definition of done turi apibrėžti skaupą ir kur mes turim sustoti šitoj vietoj. Tai įdomu buvo su to bugu, tai ar visgi skaupas keitėsi, ar čia reikalavimai keitėsi, ar tiesiog ant to pačio bugo visus kitus bugus rašydavo? Tiesiog nežinau, kodėl taip testuotojas elgėsi. Aš jau tam nebesigilinu į tą priežastį, bet tiesiog sugalvodavo, nežinau, galbūt norėjo, gal ten buvo kažkoks konfliktas asmeninis ar kažkas tokio, kad norėjo parodyti, kad developeris kažką tai blogai developino ko gero, nes tas laikas, kad bugas atidarytas tada ir tada, bet jis vis dar neužklausintas ir ten jisai sukasi vis pirmin atgal, labai buvo ilgas. Oho. Tai kartais tokių atvejų irgi būna, tokių situacijų, bet dabar daugelis sistemų, jas galima matyti, kokie pakeitimai buvo padaryti, tai ta visa istorija išlieka. Tai... Bet žiūrėjau, jeigu dabar padarys kažkokį pakeitimą aprašymę, tai tu iškart gausi, kad buvo pakeistas iš tokį į tokį. Tada matai, tai viskas aišku. Aha. Tai gerai, tai mes nespėjom padengti visų temų ir vėliau bus kitas epizodas, kuriame mes padengsim tas temas apie estimavimą, apie regresijas ir apie ar Agile'as yra toks jau geras testuotojam, gal nepilnai dar padengiam tą temą ir taip pat galbūt apie kas bus ateityje, galbūt yra kažkoks sneak peek, kur juda industrija, nes tas Agile'as jau yra, nežinau, kiek jau, skramas. 20 keli metai. 20 keli metai ir jisai vis dar tobulėja, mes gavom dabar tą DevOps'o papildymą, bet jisai vis dar juda į priekį ir keičiasi sistemos, tai galbūt galima matyti, kas bus ateityje, jau tam ruoštis jau komandom. Tai gerai, tai ačiū mūsų pašnekovui ir susitiksim kitam epizode. Ačiū jums. Gero klausimo. Mažais eksperimentais bandyti tobulinti